Iki. Sergi maž. Sveiki, 7 diena. Viltė jau jaučiasi neblogai, bet šiandieną važiuosi savo tempu. Kas 3 valandas, gal 4. Bet labai smagu, kad jau išjuda ir šiandien galės prasiminti. Tikėkimės, blogiau jau nepasidarys ir bus sveikam. O aš su komandos draugais Ryčiu ir Valerijum. Valerijus atvažiavo prieš keletą dienų, o Rytis čia su Vilkaviškio dviračių sporto komanda Aira. Su vaikais atvyko kiek anksčiau ir bus dar visą mėnesį. Tai važiuojam lengvai prasimint, tokias 3 valandėlės. Turbūt šilčiausia diena per visas kiek buvo, jau kokie 23 laipsniai. Valerijus apsistojo kokie 300 metrų nuo mūsų namų. Tai minutė ir vietai pas juos. Čia Rytis graveliuką kubo užsibombinės, plentose tūpą susidėjęs. Valerijus džumbo vizma. Sirvėlo. Denijos uostas irgi vienas iš žinomesnių Ispanijos uostų Viduržemio jūros. Plaukia iš čia keltai į Maljorką, Ibizą. Ir šiaip labai gražus. Jeigu yra dviračių takas šalia kelio, turi važiuoti jo, kitu atveju bauda 300 eurų. O jeigu pervažiuoji per Raudoną, 400 eurų. Jau vieni lietuviai mačiau neperseniausiai atvykę, lyg pirmą dieną važiavimo pervažiavo per Raudoną ir nežinau kaip ten baigėsi, bet lyg gavo baudą 400. Tai prisijungi ir Airas vaikai. A jau veikia? Ja. Subscribe kanalą, like, share ir mamai nusiųs šitą video. Pametė lempą vaikis, bet važiuojam šiandien su palyda. Lemba vaikai ir lekia, vos čia eina iš paskos spėt. Tai ką, bosas, kaip koja, kaip Ispanija? Labai gerai Ispanija, 3 dieną, koja iš tikrųjų ne kažką. Pramuš. Dar ne laikas, kad būt kažką. Pramušinėjom kojas dabar. Čia Artūrų Igurčių sprenduką. Valandas lengvai, iki vakare susitinkam Restike. Finished on the same time! Same time, Yeah. we drink coffee and tart. Tai va, pačilinom po raido. Viltė pravažiavo šiandien 4 valandas, mes 3. Jau ir įdegis atsirado. Tai šiek tiek buvo prigulta prie baseino, palyginti, bet... Ne, tai jau matytum. Fainai, kad ir Viltė jau geriau jaučiasi. Bent jau šypsena atsirado. Tai va, einam su komandžiokai susitikti ir eisim į miestą. Kažką pavalgyti, gal kokią pizzą šiandien, o gal ir tų raudonų didžiųjų krevečių, nes girdėjau, kad tai populiarus Denijos patiekalas. Здорово, мафия. Toliau ar ne? Toliau ar ne?
O tai tu čia fotografuojas asmenim? Oi, sorry. Jūsų mergum matė. Nes galvoju, tu taigi matei, tai kam tau reikia? Vis dėlto dar nelemta ir šiandien. Davai užlentam, būnam nagli. Parodyk, aš filmuoju. Davai filmuosiu, o tu drifting. Sakė užlys, bet vis dėlto sudėjoja. Užtavė tie vaikai. Vis dėlto į pizzeriją, pas italą, patikrintas reikalas. Tai jūs nesibėgėt užsakinėti. Ir tu ant dietos. Nebeni. Ne ant dietos vis dėlto. Pagaliau. Tikinom, kad reikia pavalgyti. Nukrito ant žemės. Tai tada pašildė. Oh! Neblogai. Aguantes un plato. Ya voy a soltar. No, coño. ¡No! Labas rytas, 7:30, nors net ne pusė, po 7:02. Kaip ir kiekvieną rytą valgom avižinę košę, paprastai. Košę įsidedam riešutų sviesto, nutelos. Ir Tiek valgau. Kažkas yra kaip ir cinamonas. Čia yra skaidalas. Tai ir vėl su šiukšlėm. Eilinė rytinė oro patikra. Šiandien važiuosiu 3-4 valandėlės vėl su komandos draugais Ryčiu ir Valerijum. Viltė atskirai, savo tempu. O po treniruotės vis dėlto galbūt šiandien važiuojame į Valenciją, nes vienoje Valencijos Facebooko grupėje pamačiau programą ir pasirodo, kad 18 dieną įspūdingesni karnavalai ir fejerverkų šou, o jau rytoj tik tai deginamos tos statulos, tai manau reikia pamatyti tą visą šou šiandienos, o rytoj, kai degins statulas, nuvažiuosim čia vietoj į Dėmijos miestelį pasižiūrėti. Artūras jau tą kamerą net į tualetą nešas. Artūrai, palikai tualetę savo kamerą. Net nebuvo. Nebuvo. Buvo tualetė. Kava neskani. Bombinė. Nu, kaip be kondensuoto, tai ir negeria taip greit. Dratukas. Po 9:15 įsikuitėm šiandien super greitai ir lendam pakankamai anksti. Nu, aš taip galvoju, gal viltukai ir nusirenk, bet liemenę užsidėk. Tai vėl tos duris įtraukint reiks. Nu, tai reiks. Ką jau dabar padarys? O, šilta, blemba, tikrai pagal prognozę šiandien nėra ką žiūrėti iš tikrųjų, nes... Nu, bet taip atrodo, kad bus. Pala, tai čia vartų. Tai dėžutį. Ką čia darom? Neveikia man niekas. O kada turėjo viskas būti jau padaryta? Nu, tai buvo vakar, aš kai kėliau tą raidą. Teisingai, vakar turėjo būti Tai jau aš padaryta. vakar padariau. O Tai ką dabar dar darom? Ką dar dabar darom? Neparsiu. Palydėjau viltuką į longraidą, sukuosi ir varau pas komandžiokus iki...
prausiau, prasukom 4 valandas, buvo šiek tiek intensyvesnio darbelio, atkarpėlių, pavalgysiu, Viltė dar negrįžo, su karata aplink Ispaniją, 5 valandas. Tai jo, važiuosim į Valenciją kiek vėliau, prisijungs Rytis su Valerijum. Tai turėtų būti linksma. Daroj! Valerijus derina. Nepavalgęs rytis. Eidami į Five Guys. Po 5 minučių. Sakė, kad yra Five Guys, tai yra burgerių Mercedes. Tikėtasi pilnas gatvės žmonių, žurnalys biletoks, vos eina praeiti. Tikrai labai pasiruošę, gatvės pagrindinės uždarytas ir turėtų būti įdomus vyksmas sutemus. Palikau striukę mašinai parkingė, pajaučiu, kad kiek šaltoka, tai grįžau pasiimti, o dabar judu iki Hebros, į Five Guys, jau turbūt valgo be manęs. Nu jo, apsirijom nenormaliai. Kaip tau Viltė stoti? Skanu? Jo, tik man ta masovkė sugadino viską. Jo, masovkė tai tikrai kad masovkė, bet tokia jau diena. Ugnies festivalis. Ką simbolizuoja? Atsisveikinimas su, nežinau, ar žiema, ar praėjusiais metais. Blogais įvykusiais dalykais pastaraisiais metais, dėl to viską sudegina, kas yra sena, įvykius, tai oficialiai atidaro naujus metus, naują pradžią, verčia naują lapą. Pačiu pradeda pavasarį. Perfect. Perfect. Nice to meet you. Nice to meet you. So yeah, what you can offer? The loudest ones. The loudest ones. Lemba, Ką su jie daryti reikia reikia? prisidėti irgi prie šventės. Ką daryti? Bėk, pirmes. Atsargiai. Kažkas čia negerai. Ui!
Ateina lietuviai parodyti savo klasę. Turim va policijos, ugniagesiai gelbėtojai. Turim, pala, parodyk, ką turi. Covidas. Covidudį. Kokie aukšti jaučiamės tarp ispanų, net Viltė viską puikiai gali matyti minioj stovėdama. Tai ką jūs? 18 minučių non-stop.